Sveiki, pakalbėkime apie štai šią užduotį – gimimo mėnesius. Ši užduotis turi vieną tokį nedidelį niuansą. Pirmiausia, pasižiūrim pačią užduotį. Gali būti įrašyta iki 100 000 žmonių gimimo datos. Kaipgi jos nurodomos? Nurodomas yra, tai yra metai, mėnuo ir diena. Na, o mums reikia tokios programos, kuri apskaičiuotų, kurį mėnesį gimė daugiausiai žmonių. Taigi, papildomi duomenys yra tik tai tam, kad mums, ne tai, kad trukdytų, bet jie yra nereikalingi, reikia mokėti juos apeiti. Iš tikrųjų, mums reikia skaityti visus duomenys, bet mums aktualus yra tik tai mėnuo. Na, o ką toliau reikia padaryti? Kai mes randame tuos vieną ar kelis mėnesius, kada gimė daugiausiai, juos reikia išspausdinti. Kaipgi tą reikėtų daryti, kad būtų kuo paprasčiau? Taigi, kai mes turime duomenis, pavyzdžiui šiuos, žiūrime į mėnesius. Kamgi mums daryti su mėnesiais? Patogiausia būtų susikurti masyvą, kuris turėtų 13 vietų, kad būtų galima rašyti mėnesius nuo 1 iki 12, kadangi yra nulinis narys, dėl to ir turime 13 sukurti masyvo narių. Ir toliau žiūrime 12 plus 1, 7 plus 1, 2 plus 1, 1 plus 1, 6 plus 1, 1 plus 1, 7 plus 1 ir 6 plus 1. Kaip matome šiuo atveju, štai šitais mėnesiais yra daugiausiai gimusių. Na ir mums belieka pagal štai šituos skaičius išspausdinti tik tais masyvo narių indeksus. Nuo kogi mes dabar pradėsime? Pirmiausiai, mums nereikia jokių struktūrinių ar kitų sudėtingų masyvų arba naudoti kelis masyvus. Šiuo atveju mums paprasčiausiai užtenka vieno sveikųjų skaičių dinaminio masyvo, pavyzdžiui, mėnesiai. Ir iš karto nurodau, kad tai bus 13 narių. Tai yra mėnesiai nuo 1 iki 12, įskaitant ir nulinį narį. Kągi dabar reikia padaryti? Darome duomenų skaitymą. Mėnesiai. Dabar skaitymo metu mes pildysime, tik tais pridėdami prie masyvo narių vieną, tai yra plus 1 darydami. Gerai, tai dabar greitai aš persikupiu, susikūriu funkciją su duomenų grąžinimu per parametrus, tai yra grąžiname masyvą. Taigi, ką daro pas mus pirmiausiai masyvą, atsiprašau, funkciją. Pirmiausiai pasiruošime failą darbui. Tai, kaip matote, čia persistengiu. Adresas yra labai trumpas, duom.txt. Iš failo pirmiausia mums reikia persiskaityti, kiekgi bus tų gimusių žmonių. Skaitome n, pirmas žingsnis, pasitikiname, ar mes n matome. Tai yra 8, reiškia matome, failas atidarytas, paruoštas darbui, galime atlikti toliau veiksmus. Dabar, kadangi mes jau žinome, kiek bus duomenų, tai mes galime ciklą sukti n kartų ir skaityti visus duomenis. Tai yra, mums reikia skaityti metai, mėnesiai ir diena. Ir tuos duomenis tiesiog skaitau iš failo. Tai yra metai, mėnesis ir diena. Skaitau iš tikrųjų 3 duomenis, bet naudosiu tik tai vieną. Kągi man reikia daryti su tais mūsų mėnesiais? Aš sakau, kad masyvo mėnesiai narys min didėja vienetų. Tai čia taip kaip rodžiau Excel'e, kad jeigu yra 12 mėnuo, tai 12 masyvo narys didėja vienetų. Tai yra padaro plus 1. Ir tokiu būdu aš pačių mėnesių nesaugau, bet atitinkami masyvo nariai padidėja vienetų. Ir galima greitai paimti, pasitikrinti. Pavyzdžiui, štai taip, atsiprašau, mėnesiai. Ir išspausdinu, pažiūrėti, kągi aš ten surinkau. Štai taip. Kaip matote, yra 2 pirmo nario
čia 2 ir čia 2. 6 ir 7, jeigu pagal eilę gerai matau. Ir 12 vienas. Taip, kad jau viskas yra suskaičiuota. Dabar belieka tik tais surasti didžiausią skaičių masyve ir tada dar kartą bėgant per masyvą išspausdinti tuos masyvo narių indeksus, kurie savyje saugo didžiausius skaičius. Na, liko visai nedaug užbaigti užduočiai.